I should have been here. They're going to call us marauders, terrorists, or worse. I'm sorry. I promised you I'd never get back in one of those damn machines again. If you're looking down... Pasiruošti Titanfall laukiamiausias 2014 metų žaidimas susižėręs daugumą apdovanojimų. Geriausias originalus žaidimas, geriausias konsolės žaidimas, geriausias PC žaidimas, geriausias veiksmo žaidimas ir geriausias multiplayer žaidimas. Meistriškai padarytas vienas iš Call of Duty kūrėjų darbas, žada atimanti grafiką, galimybę žaidime, o dar ta netikėtai ir nenuspėjamai pasikeitusi istorija. Tai tik maža dalis žaidimo Titanfall. Apie žaidimą ir jos smulkmenas nėra labai daug žinoma, bet jo galės mėgautis asmeninių kompiuterių Xbox 360 ir Xbox One savininkai. Europoje šis Electronic Arts perliukas bus išleistas kovo 13 dieną, tai jau šitą dieną galite pasižymėti savo kalendoriuose kaip naujo žaidimo pradžios era. Titanfall auksinis varikliukas bus titanai. Žinoma tai, kad jūs turėsite galimybę valdyti milžiniškus, plieninius ir begalį ginklų apkrautus titanus. Išplėstiniai kovos būdai Titanfall suteiks jums laisvę kovoti su savo priešais ir kaip elito pilotas galėsite valdyti savo šarvuotą titaną. Titanus galėsite rinktis 3 rūšių. Pirmas Origija. Ten nėra jokie du keliai apie tai. Pabaisa yra suprojektuota, kad būtų galutinis mūšio bakas titano apsirengime. Kaip padarinys, Pabaisa deda premiją ant jos apsišarvavimo ir deda įžeidžiamo gebėjimo, kai jūsų misija reikalauja maksimalumo. Pabaisa yra vienintelė mūšio platforma, kuri nuolatos dirba geriau. Nustelbia, pragyvena ir pergyvena visą kitą ant mūšio lauko. We present. Antras Slider. Kalbant apie greitį ir judrumą, Slider yra didelio mūšio lauko meistriškumo raktas. Greičiau negu kiekviena kita titano važiuoklė ant rinkos šiandien. Slider judrumas yra kulminacija daugelio metų apdovanojimą laiminčio R&D į liniją ir rotacinę pavaros technologiją. Žinoma, net su šiuo judrumo pranašumu Slider neaukoja nieko iš geresnių ypatybių, nuo kurių jūsų misija atvyko, kad priklausytų titano mūšių platformų Command Robotics linijoje. We present. Ir trečias, bet neprasčiausias Atlas. Kaip vaidmens titanas, Atlas pranoksta kitus, kur visi kiti modeliai nepakanka. Atlas atstovauja valstybės ginklų platformose ir aprūpina gerą apsaugą ir padidina judrumą per Pabaisos važiuoklę. Ar misija reikalauja žvalgybos, greito puolimo, ugnies palaikymo, taktinio palaikymo ar kombinacijos, visų jie Atlas elementai yra patikimi, galingi ir svarbiai gauna rezultatus. Sveiki atvykę į krašto civilizacijos Titanfall. Daugelėje kartų žmonijos gyvos giliausios tyrinėtojos erdvės kraštuose. Titanas yra palikuonis dabartinės nesusiformavusios kariuomenės skeletonas. Be to, į akivaizdžias kovinės paraiškas nuginkluotos Titanfall formos yra panaudotos sunkiojoje pramonėje kaip krovinys transportinis ir gilus kosminis laivo gelbėjimas. Jie yra taip pat panaudoti ypatingose paraiškose tokiose kaip gili kosminė paieška ir gelbėjimas ir yra labai efektyvus nesvetingose aplinkose. Titano naudojimas yra plačiai paplitęs visur sienoje ir kovinėme ir civilinėme gyvenime. Kaip su Titanu, siena turi savyje daugelio skirtingų stilių ir patirties pilotus. Titano pilotai yra vertinami pažymėjimu, didžioji dalis kurio pristaiko prie civilių paraiškų, tokių kaip statyba, vežimas ir sunkios gelbėjimo pramonės šakos. Prestižinis jų yra pilnas kovinis pažymėjimas, plačiai publikuota serija tekstų, kurie rūšiuoja Titano piloto gebėjimus. Dėl ekstremalių fizinių ir protinių iššūkių įsisavinti abi Titano kovą ir nuimtą šokinėjimo kliūtimis judėjimą.
Visiškai kovinis patvirtintas Titanų pilotas yra randa ir koviniai įgūdžiai aktyvių pilotų lauke keičiasi plačiai visur sienoje. Sienos atsargos kariuomenė atstovauja karinės sienų sistemų teritorinės gynybos stoties rankai. Atsargos kariuomenė yra laisvai valdytas mišinys titanų, banditų, samdinių ir piratų, visas pakilimas viršui kaip gyventojų kareiviai. Kai reikalingumas kyla, kiekviena brigada atsargos kariuomenės viduje yra atsakinga už kovą paskirtame sienos teritorijos skyriuje, nors kai kurios brigados yra šiek tiek daugiau negu didelės piratinės organizacijos. Atsargos kariuomenė turi pakankamai išteklių, kad būtų tikra kliūtis IMC ambicijoms ant sienos.